Esant pandemijos aplinkybėms, svarbu suprasti, kad kiekvienas lankytojas sveikatos įstaigose didina riziką ne tik savo, bet ir visiems ligoninės pacientams bei personalui. Neišimtis ir besilaukiančiųjų vyrai, planavę dalyvauti gimdyme. Gimdymui ypatingomis sąlygomis, tai yra ne pagal planą, be artimo žmogaus šalia, galima pasiruošti iš anksto. Psichologė Evelina Sabaitytė parengė patarimus, kurie padės saugiau ir tvirčiau jaustis. Atsakykite savo klausimą, ko gimdymo metu bijau labiausiai. Ir dar iki prasidedant gimdymui pasistengkite suprasti, kiek ši baimė reali ir kaip galėsite ją įveikti. Sunkiose situacijose pasinaudokite sakiniu, taip, aš bijau, bet... Pasidalinkite savo baimėmis. Nedvejodama pasakykite gydytojui ar akušeriui, kad bijote. Tiesiog paprastas kalbėjimas apie tai gali padėti atrasti idėjų, kaip sumažinti jūsų nerimą. Pajauskite, kas geriausia jums ir gimsiančiam jūsų kūdikiui. Pamėginkite atsikratyti blaškančių minčių, jausmų bei susitelkti į patį gimdymo procesą. Pasistengkite atsikratyti išankstinio nusiteikimo. Neigiamos mintys ar nepasiteisinę lūkesčiai kelia stresą ir gali sustiprinti skausmą. Būkite pasiruošusios, atlikite namų darbus ir dar prieš gimdymą apsvarstykite jums pačiai efektyviausias ir primtiniausias savipagalbos priemonės. Galbūt tai įvaldyti relaksacijos pratimai, savitaigos technikos, kvėpavimo metodai, šilumos paketo pritaikymo galimybės, sėkmės ritualai ar ramybę teikiantys talismanai. Pasiimkite visus būtinus daiktus. Tačiau kartu nepamirškite, kad net ir karantino metu jūsų artimieji gali jums atnešti siuntinukus. Žinojimas, kad yra veiksmingų skausmo malšinimo priemonių, gali padėti sumažinti nerimą. Iš anksto pasitarkite su gydytoju apie vaistus ir kitas galimybes. Pabandykite prisitaikyti aplinką tiek, kiek leidžia galimybės. Kartais net maži dalykai, tokie kaip mėgstamos kojinės ar raminantis kvapas, padeda. Naudokitės išmaniosiomis technologijomis. Gimdykloje galite turėti išmanųjį telefoną ar kompiuterį, kad palaikytumėte ryšį su partneriu ar artimaisiais. Pasistengkite atsipalaiduoti. Kuo moteris yra ramesnė, tuo lengviau ji jaučiasi. Įsiklausykite į personalo patarimus. Jie tikrai nori jums padėti. Prašykite paramos tų, kurie tuo metu bus šalia. Mes buvom iš tikrųjų pripratę, kad čia yra visada vyrai kartu, laksto vaikai, ateina seneliai, draugai, giminės ir visi kiti ir staiga viskas užsidarė. Tai tas mamas kaip žmonės mes tikrai suprantam. Iš kitos pusės ligoninės, tai kaip rodo praktika, yra vis dėlto pagrindiniai židiniai COVID infekcijos, kur jūs pasireiškia, tai yra ligoniniai, ten kur silpniausi pacientai. Dabar šiek tiek pagerėjus situacijai, bent jau mūsų ligoninėje yra leidžiama gimdyti kartu su vyru. Vyras turi būti ištirtas, atsinešti COVID testą neigiamą, nesenesnį kaip 48 valandų ir gali likti kartu su moterim kartu gimdyme. Tačiau sergančių vaikų pusėje iš tikrųjų pagal mūsų generalinio direktoriaus įsakymą slaugančių tėvų nėra. Yra mamos, lieka vienas slaugantis asmuo, kaip visada su vaikeliu, bet antram asmeniu galimybės likti nėra. Bet su skyriaus vadovo arba klinikos vadovo leidimu tėtis gali ateiti aplankyti. Bet vėlgi trumpai su asmens apsaugos priemonėmis ir panašiai. Siaučiant klastingajam virusui, sveikatos priežiūros sistema organizuojama taip, kad izoliuodama apsaugotų pacientus. Tad jeigu ir gimdysite be vyro, žinokite, kad šalia jūsų bus kvalifikuota medikų komanda, kuri tikrai pasirūpins jumis ir jūsų kūdikiu.